krūties vėžys tai yra onkologinis susirgimas, kuris aptinkamas anksti gali būti išgydytas. Krūties vėžio profilaktikos esmė yra ne tai, kad moteris tikrindamasi nesusirgs vėžiu. Tai yra tik tai, kad moteris nemirs nuo vėžio. Nes jeigu krūties vėžys yra anksti randamas, jis yra pagydomas. Jeigu krūties vėžys pavėluotai randamas, jis yra ir gydomas ilgiau ir kartais dėja yra nebepagydomas. Tai čia yra labai svarbu moteriai suprasti, kad tikrinimasis neapsaugo nuo susirgimo, jisai apsaugo nuo mirties. Moterims visoms, nepriklausomai nuo amžiaus, jau esančioms subrendusioms tikrai reikia tikrintis. Tikrinimasis priklauso tiek nuo moters amžiaus, tiek nuo moters įgimtų konstitucinių savybių. Yra mažakrūtės moteris, didžiakrūtės moteris, yra maitinusios, nemaitinusios, stambios, yra lieknos. Tai labai priklauso, koks tyrimas moteriai yra skiriamas pirmiausia. Tačiau bendrai statistiškai yra patvirtinta, kad dažniausiai sergančių moterų amžiaus grupėje tam tikras tyrimas yra informatyviausias. Tai yra jautrumo ir specifiškumo kriterijai to tyrimo atitinka moters susirgimų vėžio radimo dažnį. Taigi vienas iš pagrindinių tyrimų, kuris yra pakankamai greitas ir labai informatyvus, yra mamografinis krūties vėžio tyrimas. Tai yra rentgeninis tyrimas, bet moteris tikrai nebijokite, kad atlikus mamografijos tikrai gausite kažkokią tai didesnę rentgeno spindulių dozę. Net skrisdama lėktuvu jūs gaunate didesnį radiacinės apšvitos kiekį negu vieno mamografinio tyrimo metu. Tai vėlgi kiek jūs kartų per metus išskrendate ir grįžtate tuo pačiu lėktuvu. Tai vien jūs pasidarote keletą mamografijų. Taigi, mamografinis tyrimas, kaip minėjau, rentgeninis tyrimas, jisai atliekamas moteriai, daromos 4 standartinių krypčių rentgenogramos. Tyrimo metu moteris ir asistentė bendrauti turi labai glaudžiai, nes šiaip tyrimas yra atliekamas šiek tiek teisingai suspaudžiant krūtį moteriai. Moteris vėlgi neturi bijoti to krūties suspaudimo, nes krūties suspaudimas yra pritaikytas, kad audiniai būtų nepažeisti. Gali būti šiek tiek jaučiamas diskomfortas, bet tai tikrai nebus jokios žalos moters krūtims ir jų audiniams, įskaitant ir moterų su implantais tyrimas. Nereikia moterims su implantais bijoti krūtų rentgeninio tyrimo, tai yra mamografijos. Mamografija vėžį nustato tikrai labai efektyviai, net ir mažose stadijose. Tačiau moteris vėlgi turėtų žinoti, kad jeigu po mamografinio tyrimo jos mato rekomendacijose, kad rekomenduojamas kitas papildomas tyrimas, taip pat reiktų jį atlikti. Tai vėlgi, jeigu grįžtant prie mamografinės profilaktikos ir patikros, Lietuvos Respublikos vyriausybė suteikė moterim tikrai didelę privilegiją tikrintis dabar jau nuo 45 metų iki 74 metų amžiaus grupėse, kas 2 metus tyrimas yra moterim apmokamas iš ligonių kasų. Tai yra labai didelis pasiekimas onkologų, radiologų draugijos, pačių moterų judėjimų. Kodėl nuo 45 iki 74, nes šioj amžiaus grupiai krūties vėžys yra dažniausiai sutinkamas, statistiškai dažniausiai. Bet ir kitom moterims, jeigu jos yra moteris, tikrintis reikia. Tarp kitko, ką norėjau pasakyti, vyram tai yra labai vienas iš naudingų tyrimų. Ir vyrų krūties vėžys tai yra 1% krūties vėžio iš bendrai sergamų. Taip, visi vyrai turi X chromosomą, jeigu vyras turi X chromosomą, žinot, tai jo krūties audinėse ir užuomazgai ir krūties audinio išvešėjimo galimybė irgi yra. Tai jinai priklauso nuo vėl gimtų faktorių, jeigu vyras turi mamą ar senelę su BRCA mutacija, tai jis gali tikrai sirgti krūties vėžiu, genetiškai paveldėti mutaciją. Daug jaunų vyrų susigundo maisto papildais, kuriuose yra estrogenų, progestinų, kurie skatina raumenų augimą, bet tuo pačiu ir skatina liaukinį audinį vešėti. Taip pat daug medikamentų yra, kurie skatina liaukinį audinį vešėti. Tai vėlgi kaip diagnostikai vienas iš pagrindinių tyrimų vėlgi yra mamografinis tyrimas, nes jisai parodo abiejų krūtų būklę, simetriją. Tai trumpai tariant, kas yra mamografija? Mamografija yra paveikslas, kuriame jūs bendrai matote, kur yra vandenynas, kur yra kalnai, kur yra kelias, kur yra pilis.
Ir kuo jūs ją geriau pasidarot, kuo jūs turite dažnesnių tyrimų, jūs matot, va, kelias kažkodėl apaugęs krūmais, blogai, krūmų nebuvo. Kas yra krūmai, tada pradedi žiūrėti kitais būdais. Tai yra rengeninė nuotrauka, tai aišku skaitmenizuoti tyrimai, tai dabar jau šiais laikais viskas yra skaitmenizuota, bet iš tiesų tai yra labai informatyvus, naudingas ir ypač dar norėčiau moteris paskatinti, kad jeigu jos darosi mamografinį tyrimą, tikrai išsineštų iš tos įstaigos, kur jį darosi, laikmeną, kurioje yra įrašyti jos tyrimai. Nes jeigu kitą kartą jį darys ne toj pačioj gydymo įstaigoje, profilaktinį patikrinimą, pavyzdžiui, po 2 metų jinai atsidurs kitam mieste Lietuvos, kur vėlgi galės daryti tą tyrimą. Jin tiesiog turėtų nusinešti tą laikmeną patikrinimui. Kaip aš ir sakiau, kad jeigu krūmai išaugo ant kelio, mes turim žinot, kad jie tiesiog nauji, o jie ne ten visą laiką augo. Tai va, tas palyginimas dinamikoje yra labai labai svarbus. Tai yra ne vienkartinis tyrimas, tai yra ne vienkartinis pasitikrinimas. Kas 2 metai moteris privalo, save gerbianti moteris, ateiti ir pasitikrinti. Nesakysiu, kai moterim išauga krūtis. Ne, bet dažniausiai dabar labai tikrinasi daug jaunų moterų. Žinoma, mes čia onkologija esam suaugusių moterų daktarai, tai sakysim, nuo 18 metų turim daug pacienčių, kurioms yra 18, 19 ir daugiau, nes yra krūties augliukų, kurie yra nepiktybiniai. Nėra tokių gerybinis ar blogybinis, yra nepiktybiniai ir piktybiniai. Tai yra tikrai jų daug. Ir jie būtent išsivysto jaunom moterim, tie nepiktybiniai augliukai, jie priklausomi yra nuo hormonų, nuo kiaušidžių hormonų tiesiogiai. Taigi, žinant vėl, kad yra tie augliukai, mes į tą moterį stebime jau tada nerengeniškai, nes ji jauna, o ultragarsu ir matom, kad jos krūtis yra tokios pat, augliukai tokio padydžio, tai čia yra ultragarsinis krūtų tyrimas. Vėlgi, jeigu moteris sirgo kažkokiamis lygomis, kurių metu jie reikia švitinti krūtinės ląstą. Tai būna vėlgi dažniausiai jaunos moteris, joms tuo pačiu būtinas yra krūtų patikrinimas. Nes krūtinės ląstos organai, limfmazgiai ir plaučiai tai nėra krūtis. Moteris sako krūtinė. Krūtinė yra vaizdas. Krūtis yra tą, ką mes tikrinam. Filosofiškai kalbant, per vėlų gali būti ir fiziškai gali būti per vėlų, bet kokiu atveju bijoti moterims, kad jie ras vėžį, nereikia. Nes daugelių moterų ateimo ar neteimo pasitikrinti priežastis yra baimė, kad jai nustatys arba ras kažkokią ligą. Labai noriu moteris paskatinti, nebijokite, kad jums suras ligą. Geriau anksčiau negu vėliau. Kitas dalykas, greičiausiai jos nenustatys, reikia eiti su tokiu pozityviu nusiteikimu. Bet jeigu ją ir nustatys, tai jinai tikrai bus laiku pradėta gydyti. Bet moteris, iš tiesų dauguma moterų bijo, laukia dėl kažkokio tai galvojimo, kad tai praeis savaime. Vėlgi nustato gydytojas radiologas, diagnostas. Kokiu dažnumu reiktų tikrintis pagal tai, kaip atrodo tas darinukas, ar jis auga, ar jisai keičiasi, ar jisai čiuopiamas, ar jisai nečiuopiamas. Labai daug yra vėlgi kriterijų, kokį tyrimą tai dinamikai vertinti pasirinksim. Bet yra keletą labai gražių posakių ir tokių siaubinančių. Yra toks vienas iš jų, kad kiekvienas darinys krūtyje gali būti vėžys. Tai yra tikras posakis, nes kartais būna labai lėtai augantis, tikrai nepikti, piktybiniai pokyčiai. Nes ir vėlgi, kaip ir moteris, bet tą moteris turėtų žinoti, kaip jos išvaizda, taip ir jos vėžys yra jos. Jisai turės savo hormonų receptorius skirtingus, savo dalinimosi greitį, savo piktybiškumą, savo vaizdą skirtingą. Tai jeigu vienai moteriai buvo nustatytas kažkaip tai vėžys, tai kitai jisai buvo nustatytas gal net ir kitų tyrimų, gal net ir atsitiktinai. Ir jeigu viena su mažu vėžiu turėjo sudėtingesnį gydymosi procesą, tai kita su didesniu kartais gali turėti ir lengvesnį. Tai priklauso vėlgi nuo vėžio histologijos, nuo to, koks jis piktas. Tai aš sakyčiau, tai yra tokios kaip moters savo sveikatos kultūrinimos netgi prasme reiktų į save žiūrėti, kad visi rašyti išmokstame irgi laiku, tai ir tikrintis reikia laiku. Visi pradedam kalbėti kažkokiu tai laiku, tikrintis reikia irgi pradėti tuo laiku, kai dauguma tai jau pradeda daryti bent jau pasaulyje.